akivaizdžiai sumažiname nerimo kiekį ir įgyjam atsparumą šiai emocijai. Stipriai padidinam atsipalaidavimą savo kūne. Išvalome kitas silpninančias emocijas ir užpildome save pilnatvę, pasitenkinimu, laimingumu. Visą tai pasiekėme 20 minučių per dieną atliekant įgalinimo treniruotę, sudarytą iš greitai išmokstamų fizinių pratimų. Treniravimasis vyksta internetu, tiesioginėmis transliacijomis arba vaizdo įrašais. Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio. Treniruotės vedu aš pats, treneris Laurynas Kavoliukas. Realiai galiu pasakyti, kad pirmą dieną tai išvis ištaškė visiškai, nes aš tą pirmą dieną, kai mes padarėm kelis fizinius pratimus, neatsimenu visiškai kokius, atrodo tokie nekalti fiziniai pratimai, visiškai nekalti. Aš labai daug energijos turėjau, visą dieną aš padariau labai daug sprendimo, tikrai viskas labai puikiai susidėliojo, labai. Tai vien jau kalbant iš tų pratimų, kaip materializavosi mano tiksluose ir finansuose, tai buvo kosmosas visiškas. Aš pastebėjau tokį fizinį pasikeitimą, kad mano stovėsena ta pati tiesesnė, tai vien tas jau kiek sako, kad pasitikėjimo savime atsirado ir panašiai. Daug pokyčių vyko, labai. Vienas iš jų tikrai, darant šias praktikas, daugiau pasitikėjimo atsirado, tikrai. To tokio vidinio pasitikėjimo, pasitenkinimo, daugiau galios. Prašviesėja, mintis toks atrodo gyvesnis, nusiemi kaukes gal, dar kažką. Ateina tokia energija, kuri suteikia prasmės mūsų norams ir atrodo tuomet, kad tikrai viskas yra įmanoma. Kuo ilgiau darom, tuo ilgiau ten jaučiam pečius, rankas, tą jausmą ir tas jausmas man toks yra suvokimas, kad aš jau dabar darau kažką dėl savo svajonės, kad ją įgyvendinčiau. Tai būna tokia savijauta būsena, kad atrodo viskas įmanoma ir viskas paprasta, išnyksta kažkokios baimės ir panašiai. Didžiuojasi, iš tikrųjų. Pirmą kartą, kai kažko taip sekiau tikslingai, ne univeras, ne mokyklos baigimas, bet taip tikslingai ir darbas su savim. Tai jeigu nuoširdžiai, labai rekomenduoju, jeigu turi reikalų gyvenime, jeigu matai, kad kažkur yra limitų, jeigu matai, kad iki galo nesi nelaiminga, arba kažkur tiksluose stringi, tai aš garantuoju, kad čia daug ką pakeis. Čia nėra kažkoks smegenų plovimas, realiai tai yra tik darbas su savimi. Nustoji priešintis, nustoji kontroliuoti, tiesiog leidi savo stebėti save, daryti tai, ką darai, tai tada iš karto ta didelė energija išsilaisvina ir tada atvirkščiai jauti labai daug džiaugsmo. Ir kai ateina kažkoks toks rūkelis, nuovargis, aš suprantu sąmoningai, kad aš galiu per minutę, 2-3, čia maksimum 5 pakeisti visiškai savo būseną, turėdamas tos įrankius. Tai gavau daug įrankių, kurie gali man tai padėti, gavau daug įrankių, kurie padeda jau kitiems žmonėms. Ir aš taip pasižiūriu į viską, taip iš viršaus labiau, žinai, ir tada iš karto tokia irgi atsiranda tokia laisvė, išsilaisvinimas.